Toliau pasakoju apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės Davatkos Vidos draugystę. Tas nycietis Tukas ėmėsi įkalbinėti ir įtikinėti savo globėją Batuotą katiną, kad tas kartu su juo nuvyktų kada į Kupiškį ir kad padėtų iš Vidos Pribeldaitės atsiimti anksčiau jai padovanotą žiedą. Tukas dabar jau atvirai pripažįsta, kad Batuotas buvo teisus sakęs, kad net ir religinga mergina gali apgauti ir nereikėjo Tukui į naują meilę pulti lyg akis išdegus. Tukas žiedo atsiėmimą laiko asmeninės savigarbos reikalų, kuomet jis gali parodyti, kad jis gali ištaisyti savo padarytas klaidas. Ir dar jis tuo parodytų, kad nesitaiksti su apgavikais ir juos gali pamokyti. Taigi galiausiai kitą rudens dieną pats Tukas, jo globėjas, turtuolis Batuotas katinas ir jų šeimos apsauginis Mikelotas Lygnugaris nuvyko Kupiškin, kur nuėjo tiesiai į Pribeldų šeimos butą, kad iš Davatkos Vidos pagaliau atsiimtų Tuko jai padovanotą žiedą. Šis žygis iš jų pareikalavo daug kantrybės ir ištvermės pastangų. Mat Vidos mama, Veronika Pribeldienė iš pradžių nieku gyvų nenorėjo nyciečius įsileisti į savo butą, melavo, kad Vidos nėra namie, paskui netikėtai atsirado ir pati Vida, bet ji nė kiek nenorėjo kalbėtis. Žiedo sakė ji jau seniai nebeturinti, nes jį jinai pardavė, o kam pardavė, taip ji ir nenurodė. Apskritai Vida tik dar kartą vėl baisiai užsipuolė pykčių tiek Tuką, tiek net ir patį jo globėją Batuotą vien dėl to, kodėl jie iš viso vėl prie jos namų durų čia pasirodė. Santykiai tarp šių dviejų asmenų jau galutinai sudužę, tiltų jiems sugrįžti atgal į porą jau nebėra visai jokių, jie sudeginti negrįžtamai. 2011 m. lapkričio 26 diena. Štai kaip galėjo atrodyti šis įtemptas, pilnas pykčio ir rėkimo pokalbis Kupiškyje, ant laiptelio prie pat pravertų Pribeldų šeimos namų durų. Konfliktas ant namų slenksčio, žiedo medžioklė Kupiškyje tęsiasi. Miestietė senyva moteris, žilagalvė su akiniais ant nosies, Veronika Pribeldienė, stovi tarpduryje, ranką susidėjusi ant klubų, blokuoja įėjimą, sakiau jums lietuviškai, Vidos čia nėra. Ko jūs čia tykojat kaip kokie plėšikai nelaimingi? Užteks čia duris rankenom klibinti, dinkit iš mano akių, nyciečiai nelaimingi. Nycietis vienišas tėtis Tukas, raudonais iš gėdos ir pykčio skruostais, žengė žingsnį į priekį, meluojat Veronika. Įžūliai meluojate ir išsisukinėjate nuo teisingumo. Mes žinom, kad ji čia. Aš tik noriu atgauti tai, kas mano. Vida. Kur tu? Išeik ir pasirodyk kaip normalus, suaugęs žmogus. Slėpsies dabar už motinos nugaros, Davatka tu? Nycietis turtuolis Batuotas katinas ramiai, bet grėsmingai taisosi savo brangaus švarko rankogalius. Nu, ponia Veronika Pribeldienė, būkite protinga moteris. Mes atvykome ne pyktis, o susigrąžinti Tuko turto. Mano kantrybė turi ribas, o mano laikas kainuoja labai brangiai. Būtų labai nemalonu, jei šį reikalą tektų spręsti kitais būdais. Batuoto katino asmens sargybinis Mikelotas, stambus nejudantis kaip uola, pražilusiais plaukais, raukšlėtų, bet pilnu didelio tvirtumo veidu, užstoja šviesą laiptinėje, ranką sudėjęs už nugaros, mums niekur nereikia skubėti, šeimininkė. Mes galime čia stovėti nors ir iki ryto. Durys juk medinės. Staiga už Veronikos nugaros pasirodo Vida. Jos veidas perkreiptas pykčio, akis žaižaruoja agresija. Vida piktai rėkia, kas čia per cirkas. Išgirdau, kaip čia kažkas labai negražiai mane pačią išvadino. Tai, vadinasi, čia ir vėl teji. Tukai, tu visai iš proto įsikraustiai? Ko tu čia atsitempiai šitą savo šutvę palydovų? Net ir savo apsauginį draugę, ko jam čia irgi prireikė. Ko spoksot visi į mane? Tukas žiūri tiesiai jai į akis, yra, Vida, dėl ko taip į tave spoksoti. Atvažiavau to, kas mano, Vida. Atiduok žiedą. Ta pati, kurį tau dovanojau dėl sužadėtuvių, kai tikėjau dar vis tuo tavo netikrų šventumu. Tu mane apgavai. Mano globėjas Batuotas buvo teisus, tu tik vaizduoji pamaldžią, o širdyje nešioji vien melą. Vida bjauriai nusijuokia, persisveria per slenkstį melą? Kokį dar melą mini, kaimietuk nelaimingas?
kad aš beprotiškai toliau myliu Dievą, tau tai niekada nėra ir nebuvo joks čia melas. Aš tau nuolat tai vis akcentavau. Žiedo tu nori? Nebėra to tavo žiedo. Seniai pardaviau. O gautus pinigus paaukojau bažnyčiai, ar gal tiesiog išmečiau, ne tavo reikalas, kur juos vėliau padėjau. Tu man niekas, tu kai. Tu man šlykštus, kaip taip pat man visiškai šlykštus palikęs ir tas tavo mažas sūnelis. Čia, žinok, vien dėl tavo elgesio su manimi. Daugiau jau niekada nebenoriu iš arti jį matyti vėl savo pačios gyvenime, ar supratai inicijuoti. Kaip tu drįsti iš vis čia rodytis po visko? Batuotas katinas žengė arčiau, jo balsas šaltas kaip ledas, mergaitė. Mergaitė, tu kalbi su mano globotiniu. Jis irgi yra vertas pagarbo žmogus. O tas žiedas buvo asmeninis tuko savigarbos reikalas. Jei jį pardavei, pasakyk kam arba atiduok pinigus. Mes neleisime taip iš mūsų tyčiotis. Ir ypač iš tuko norų bei jausmų. Tu apsimetei šventąją, o pasirodei esanti paprasčiausia apgavikė. Veronika įsiterpia, pradeda stumti tuką ranka, patraukit šitą kaimietį berną nuo mano vaiko. Vida nieko jums neskolinga. Ji niekuomet ir nieko neapsimetinėja, patikėkit jūs šiuo mano pagrįstų tiesą žodžiu. Kas jūs tokie, kad čia teismus rengtumėte ant mano laiptų? Vida įtūžusi griebėsi už durų krašto, jos balsas lūžta, aš manau, jau tuoj reiktų iškviesti čia policiją. Girdėta? Policiją iškviesiu. Supūdysiu jūs visus užpuolikus kalėjime. Mikelotai, patrauk savo mėsas nuo praėjimo, nes atvykę pareigūnai tave pirmą surakins. Jūs visi esat ligoniai. Tarp mūsų viskas baigta, tukai, tiltus pati sudeginau ir pelenus pavėjui paleidau. Dinkit iš Kupiškio ir svarbiausia, dinkit visi iki vieno negrįžtamai iš mūsų šeimos gyvenimo. Apsauginis Mikelotas ramiai pažiūri į Veronikos telefoną rankoje, net nemirkteli, kvieskit. Policijai bus labai įdomu sužinoti apie pasisavintą brangų turtą ir apgaulę. Mes palauksim jų atvažiuojant su švyturėliais čia pat ant lauko laiptelio. Tukas giliai įkvepia, jo balsas dreba iš pykčio, bet jis stovi tvirtai, kviesk, Vida. Daryk, kaip manai esi tinkama. Tegul visi sužino, kokia tu esi iš tikrųjų. Aš savo klaidas ištaisysiu ir šito taip nepaliksiu. Tu manęs nebepaslėpsi už savo bažnytinių maldų. Tu jau esi demaskuota kaip veidmainė, sukta moteris. O būtent po šių tuko ištartų žodžių, Vidos akys jau net dar labiau patamsėja iš to dar padidėjusio vidinio pykčio. Ne, to jau tikrai nebus, kad ją, Vida, šitie atvykėliai kaimiečiai nugalės, ne, ji pati iš po viso šito konflikto geriau vis tiek kaip nors išeis, bet tik kaip nugalėtoja.